Limra viešbutis Kemero regione, Turkijoje, Garsijos Vandar Kemer kaimynas. Limak yra tinklas tokių paprastų 5 žvaigždžių viešbutukų. Užeikim, pasižiūrėkim. Limra vienas iš paprastesnių Limakų viešbučių. Užeikim, pasižiūrėkim, kaip čia mums pasirodės. Registratūros kairėje lobių baras. Baldai švarūs, tvarkingi. Importinių gėrimų čia turi, bet jie yra mokami, visi importiniai gėrimai yra mokami. Dešiniai pusėje dar vienas toks lobių pasisėdėjimas, bariukas. Limak Limra standart Sea-View kambarys. Sea-View kambariai visi yra pagrindiniam pastate. Kambarys tai tvarkingas. Ir sakė, kad visi kambariai pagrindiniam pastate, tie, kurie turi Sea-View, yra renovuoti pernai. Tvarkingai tikrai atrodo kambarys. Balkoniukai labai maži. O tas Sea-View tai va toksai. Matosi jūra, taip. Čia labai gerai matosi, kad šalia yra parduotuvė, supermarketas, kavinukės, gražus vaizdas į kalnus. Vonios kambarys irgi renovuotas, yra ir kosmetika. Vonios kambarys, ok, visai tvarkingai atrodo. Nu, kambariai atrodo tikrai, bent jau Sea-View tvarkingai. Limak Limros Jacuzzi Suite kambarys. Nu, va, čia toksai lentynos, spinta. Vonios kambarys. Su dušo kabina irgi tvarkingas, atnaujintas, taip kaip ir sakė. Pats miegamasis. Kambariai tokie tikrai viskas tvarkingai, bet man tai ekonominiai atrodo. Tikrai vertinčiau taip, silpnos 5 žvaigždutės vizualiai. Ir langai nelabai gerai nuvalyti, bet viešbutis dirba 12 mėnesių per metus. Tai reiškia, visą laiką jis neužsidaro, priima grupės, priima ir vyrus, priima gyvūnus. Pačia pagrindiniai baseinai, tikrai didžiuliai matosi. Čia pagrindinis pastatas. Vidinis baseinas. Šilta, 29 laipsniai viduj. Limak Limra sporto salė, dabar uždaryta, tai bandau va taip pat pro langelį pafilmuoti, nemokamas. Dirba nuo 8 ryto iki 7 vakaro, bet nuo 12 iki 2 yra pietų pertrauka. Išeinam į pagrindinę teritoriją. Yra ir pavėsė, bet man tas patinka, kad vasarą nereikia tik tai po skėčių vaikščioti. Yra medžių, yra pavėsė. Čia pagrindinė scena, kur vyksta vakaro programos. Ir va, iš pagrindinio pastato mes išėjom tą apačią ir einam dabar į sodo, į garden tipo namelius. Visi numeriai, kurie vadinasi garden, yra ne pagrindiniam pastate. Yra tokiuose 1, 2, 3 aukštų nameliuose. Čia yra ir šeimyninių kambarių iš 2 miegamųjų. Sustojau prie viešbučio žemėlapio, tokio kaip plano foto. Atkreipkite dėmesį, paplūdimys va čia yra be skėčių, tokios pavėsinės. Tai jūs nepatrauksite nieko, jeigu skėčio, tai po to pavėsinė. Šitas baseinas yra šildomas. Pagrindiniam pastate numeriai yra renovuoti ir yra Sea-View. Garden numeriai yra va čia. Tos vilutės, kurias aš ką tik filmavau ir kurias dabar einu. Man takeliuose trūksta švaros. Puikiai atsiveria mini klubas. Paminkštinta danga. Na va, matome porą vandens kalnelių. Čia ir dar vienas, tuoj pafilmuosiu dar šalia. Garden nameliuose lifto nėra, laiptai tokie sraigtiniai, tai yra ką veikti, jeigu turit vaikščiojimo problemų.
Limak Limros Garden kambarys. Kambarys atrodo tikrai tvarkingai, dvigulė lova plati, viengulė lova irgi tvarkingas čiužinys, pagalvės patikrinau kietokokas. Dar vienas fotelis išsiskleidžia, nežinau, kiek jie čia gali apgyvendinti. Užuolaidos tokios, na, paprastas ekonominis viešbutis, tai nėra ko ir kabinėtis. Ir čia va toksai labai įdomus sprendimas, tokioj mažoj nišai dar gali miegoti vienas vaikas, nedidelis. Langelį jisai netgi turi. Kosmetika yra. Ir vonios kambarys čia jau matau, kad yra renovuotas. Bet yra ir taip pasilupusi, tai jeigu jau esat labai reiklus, kad būtų idealus remontas, idealus viešbutis, tai čia ne apie jūs šitas. Tikrai paprastas šitas viešbutis. Tai va šitie garden nameliai. Pagrindinis pastatas, iš kurio ką tik atėjau. Ir čia yra šildomas baseinas, vienintelis šildomas baseinas Limak Limros, jis yra prie garden zonos. Vaikų baseiniukas šalia. Labai šiltas vanduo, geras, fainai. Gultai tvarkingi. Tikrai gultai okiai atrodo. Limak Limros family kambarys, irgi bungaliukose, visi šeiminiai kambariai yra bungaliukose. Kambarys renovuotas 23 metais, dušo kabina tvarkinga. Šiaip kambariai jų yra visai man faini. Tikrai jaukus ir tvarkingi. Miegamasis, taip pat mes įėjome pro duris į vieną miegamąjį ir galim sukti į kairę. Dar viena dušo kabina, antras kambarys, jau čia yra be durų ir dvi atskiros lovos. Fainai, tikrai liuks. Antram kambarį, vaikų kambarį taip pat yra televizorius, tai tikrai labai gerai. O čia visiškai va šalia matot šitas rausvas, geltonas, čia yra garden pastatai, o vat, ne, geltonas, va tas jau rudas, rudai, čia yra ekonomi kambariai, pigiausi šito viešbučio kambariai. Ir koks dabar yra skirtumas nuo kitų kambarių, tik tai tuo, kad ekonomi yra nerenovuoti. Dydis visa kita yra tas pats. Teritorija tokia kaip miestukas, parduotuvės. O, gera muzika. Šiaip faina, baseinų zona faina, gultai labai gerai jau sakiau, prie nuo baseino čia tokie patys. Kaip ir sakiau, 3 vandens kalneliai, 2 mėlyni, vienas šiek tiek ilgesnis žalias. Čia skėčių irgi nebus, yra va šitie tentai. Faina baseinų zona, dar tik pasikartoju. Einam link jūros, dešiniai pusiai Gozleme, tai čia tas turkiškas paplotėlis, kepamas ant akmens. Dažniausiai močiutės kepa tos paplotėlius, tai man labai patinka. Tie paplotėliai būna Gozleme, būna įdaryta arba su sūriu varškės, arba su mėsa, arba su žuvėm. Šiaip skanu. Tokia promenada pasivaikščioti, ir čia taip viešbutyje. Akmenukai. Net jeigu viešbučiai užsipila smėlį, vis tiek tu į jūrą brendi akmenukais. Ir matote, stoginės kol kas dar neuždėti tentai, bet skėčių čia nebus. Iš tikrųjų, teritorija visai mane nudžiugino ir kai saugs bananai, tai bus gražus. Gal man nepatiko, man nepatiko pagrindinis pastatas, bet visumoje žalia, didelis, išbandysi dar restoraną. Pagrindinio restorano lauko virtuvė, taip pasakyti, bus atidaryta vasaros metu. Pagrindinis restoranas, galybė vaikų maitinimo kėdučių, didžiulis. Lauko zona, žinokite, sėdėti lauke nematau. Šalti užkandžiai. Sūriai, dabar pietų metas. Viskas live cooking, tai reiškia, kad gamina gyvai karštus patiekalus, žuvis, mėsa, jautiena, tikrai yra iš ko pasirinkti.
saldumynai visada fotogeniškiausi. Вимуєш такі шоколадні. Ir dar skyrius karšto maisto. Tikrai yra iš ko pietum pasirinkti, per pietus būna mažiausiai.